Sveiki visi klajūnai. Na kągi, keturračių sezonas jau įsibėgėjo. Rudenėlis jau į antrą pusę persirito, tuoj prasidės šalčiai. Ir keturratį reikia jau man pasiruošti ir šaltajam metų sezonui, kad keliaut būtų komfortiška ir patogu. Ta ir padariau. Iš ankstesnių filmukų, ką filmavau ir dariau, ne vienas žmogus kreipėsi ir asmeniniam žinutėm, papasakot apie tą aksesoriką keturračių, kokia jinai būna, kokia reikalinga ir panašiai. Nežinau, ką čia pasakot, ypač apie tai, kokia jinai reikalinga. Kiekvienas pats nusprendžia turbūt, kokia aksesorika jam yra reikalinga, kas dėl praktiškumo, kas dėl grožio, o kas ir dėl to. Ir kiek žinoma pinigų tam gali skirti. Na, bet vienaip ar kitaip pakalbėkim apie tai, ką man pavyko sukraut, nes lapkričio pabaigoj artėja man naktinė klajonė, kur važiuosim visą naktį, o po to dar važiuosim visą dieną. Tai reikia ir keturratį pasiruošti atitinkamai iššūkiams, kurie mūsų lauks kelyje. Bet tada pakalbėkim apie tai, ką aš čia sukroviau. Aišku, visi dar ir tų kainų labai klausinėja, bet tai, yra internetas, tengi viską galima kuo puikiausiai pasižiūrėti. Plus ta kaina priklauso nuo to, kiek perki, ką perki, pas ką perki, kokie derybiniai įgūdžiai ir panašiai. Bet kadangi pinigus mėgstam skaičiuoti, tai galim paskaičiuoti ir šį kartą. Tai pradėkim. Tai keturratis iš pradžių irgi lentynos kaina jo yra štai tokia. Ir nusipirkus jį iš karto, aišku, kad gali važiuoti, bet bent jau man reikia dar kažką ir papildomai susidėti. Kaip sakoma, visi mes gimstame nuogi, tai ir čia lentynos kaina pliko nuogo keturračio. Turis ten kažkokias ir tas dugno apsaugėlės uždėtas plasmasinės, nežinau. Tai pirma, ką aš įsigiju ir deduosi, tai plastikinė dugno apsauga, kuri yra iš tokio storio plasmasės, eina po visų dugnų, po pakojais ir per visą keturratį. Tai dugno apsauga, aš manau, kad jinai tikrai yra reikalinga. Kai važiuoji per parvirtusį medį, kelmą kokį pagauni, akmenų, viskogi kelyje būna. Tai šitas dalykas yra tikrai reikalingas ir jo kaina štai maždaug tokia. Po to, ką antrą įsigiju, tai daiktadėžė. Daiktadėžė, aišku, kad ypač kelionėse, turizme, tai yra būtinas aksesuaras ir jinai kainuoja štai tiek. Šita daiktadėžė pas mane yra su greito fiksavimo tvirtinimais. Patogu, kad jie yra išorėje. Jeigu pilna daiktų dėžę reikia ir nusinešti ar prie laužo, ar kažkur tais, tiesiog atsifiksuoji, nusikeli ir nusineši. Su užrašu CF Moto. Taip, tai po daiktadėžės, toliau trečią, ką perku, tai šildomas rankenas. Šildomas rankenas ir gazą. Tai pačios rankenos jos, nežinau, daug nesidomėjau, bet galėtų būti šitos patogesnės. Plus
ir ilgio biški trūksta, bet tikrai patogesnės galėtų būti. Jos tokios kietokos, nežinau, aišku, su pirštinėm, kai vairuoji, tai turbūt jokio skirtumo, bet šildomos rankenos, manau, tai trečias dalykas, kurį pagal prioritetus aš įsigyju ir jos kainuoja štai tiek. Kodėl kaina tokia? Todėl, kad jos yra šitas būtent konkrečiai 4 zonų. Tai yra šildomos rankenos, šildomas gazas ir dar 2 dalykai kažkokie, kurie gali pasijungti ir irgi reguliuotis į jį srovės stiprumas ir kiti srovės stiprumas. Kam to reikia? Aš visų pirma naudoju šalmą šildomų stiklų. Dabar jisai pajungtas tiesiog čia, nes dar nepasidariau, kas yra nepatogu, ten tie laidai, skydeliai užstoja ir kitus dalykus, tai čia tiesiog pasidarysim fiškę, kaip sakant, ir bus pajungta. Tai naudoju šalmą šildomų stiklų. Kodėl? Todėl, kad ruduo, žiema toksai metas, rasoja, apšala ir matomumas tada būna prastas, o čia yra dvigubas stiklas su šildymo elementais, kurie, reiškia, tiem visiems rasojimam ir neleidžia atsitikti. Tai šalmas kainuoja štai tiek. Reiškia, į čia jungsim šalmą ir dar būna, gali pasijungti, kad ir šalia AliExpreso nusipirkęs, tokios plokštelės, kurios įsisiūna į rūbus ir lygiai taip pat gali reguliuotis temperatūrą rūbose. Į pamušalą kažkur tai įsisiuvus gali pasileisti šildymą. Ar to reikia ar ne? Kartais reikia, kai lyja, kai šlapia būna, jeigu perlyja tą įrangą, aprangą, tai ypač tada gal smagu pasišildyti. Ir kartais, aišku, kai būna važiuoji, teko važiuoti ir prie -26, tai tų rūbų, kad ir kiek prisirengęs, po 3 valandų važiavimo tas šaltis persismelkia. Nuo vėjo, nuo visko persismelkia tikrai. Tai tiek apie šildomas rankenas, kurias čia užsidėjau 4 zonų, kad galėčiau jungtis šalmą ir galbūt ateityje pasidarysiu šildomus rūbus. Toliau, kadangi ruduo tamsos metas, plus naktinė kelionė laukia, tai yra šviesos. Tai šviesos papildomos 3 auroros, visos jos yra kombo, tai reiškia, kad centriniai šitie ledai šviečia į tolį, o po 2 iš krašto šviečia tokį blūrą biškį į šonus. Kodėl 3? Todėl, kad jie pakreipti 2 į šonus šiek tiek kampu. Vienas šviečia tiesiai, kiti į šonus kampu. Kad matytųsi, jeigu žvėris koksai išbėga, ypač laukuose, kai naktį važiuoji, stirnos kokios atbėga ar kažkas, tai kad matytųsi iš anksto žvėris. Tai auroros kainuoja štai tiek. Prie aurorų kas dar? Prie aurorų toksai vaizdą gal kiek ir gadinantis dalykas, tai yra rėmelis. Žinoma, kad tas auroras galima tvirtinti galbūt ir tiesiai ant lanko arba dar kitur, bet aš deduosi būtent tokį rėmelį. Viena iš priežasčių, kodėl? Todėl, kad tikrai neretas atvejis, kai tenka važiuoti per užžėlusius kelius, kur ar tai žolė, ar tai krūmai būna tokio aukščio. Ir tiesiog, jeigu tu šviesas dedi ar tai šičia, užsistoja, nesimato. Tai aš visada pasikeliu aukščiau ir šita problema tokiu būdu išsisprendžia. Plius tas rėmas, kad ar jis tai tą vaizdą gadina ar negadina, bet kai sustoji kažkur, šalmą būna patogu pasidėti, nenukrenta, ar kitus daiktus, čia dar būna, ką nors prisiriši, vežiesi. Tai galbūt čia praktiškumas.
Tai šitas lankas kainuoja štai tiek. Kadangi G3 keptuvė priekinė ir galinė yra identiškos, idealiai vienodos, tai jisai tinka ir ant galo. Tie, kas būna nusiperka mažesnę daiktadėžę, tai gali užsidėti dar šiokia tokia apsauga būna, jeigu ypač gale, būna, kad bumtelini į medį apsisukinėdamas tą daiktadėžę, tai yra dar tas lankas gali užsidėti. Bet čia aš pirkau didesnę daiktadėžę, tai man šitas lankas čia neužsideda. Tai gerai, šitas lankas, taip. Toliau, jaučiu, apie šitą pakalbėkim, apie stiklą. Abejingų jisai nepaliks, niekieno, manęs irgi, dėl to, kad jisai yra tiesiog didelis. Jeigu žiūrint iš šono, tai akis būna žemiau šito stiklo linijos. Galbūt atsisėsiu, net pabandysiu parodyti. Aš akių lygiai laikau kamerą, tai akis žiūri į šičią. Ką aš galiu pasakyti? Darbą jisai savo atlieka, tai kad ir važiuojant 100 km/h greičiu, gali atvirų šalmų važiuoti. Tikrai vėją nupučia ir jį nupučia kokybiškai. Nepajutau, kad ten būtų kažkokie sukūriai tarp stiklo ir vairuotojo. Vėjo srautas tiesiog gražiai praeina. Bet medalis turi dvi pusės, kaip sakoma. Tai nežinau, ilgiau pavažiavus, kai jisai apsitaškys, ką tu per jį matysi, ar turėsi stoti ir valytis. Kitas dalykas, kai važiuosi per brūzgynus ar dar kažką, taigi šakos, turbūt jį nulauš. Nežinau, laukiau aš kitokio stiklo modelio, bet dar netvyko, man jau kadangi reikės važiuoti neužilgo per visą naktį, o stiklo norėjau, tai tiesiog įsigijau šitą. Paskui gal nuo Overlando dėsiu mažesni, jie yra overlandiniai, grinai tokie, tai tas gal puikiai man pasitarnaus. Šitą realiai artimiausiai kelioniai įsigijau. Nežinau, gal ir naudosiu. Šiaip ir dizaino prasme, jis keistas toksai, nežinau. Abejingų jisai nepaliks, manęs irgi. Gal jį nusipjausiu tą viršų, o gal ir tiesiog sulaužysiu per šakas ir nieko daryti nereikės. Tai priekinis stiklas kainuoja štai tiek. Gerai, toliau, kas čia dar? Toliau, toliau yra priekiniai ragai, bumperiai. Tai pirkau aš juos, ne originalius, nes jeigu visą kitą, kaip sakyti, OEM-us ėmiau su CF ženkliukais, čia irgi CF ženkliukai, ten ant daiktadėžės irgi CF ženkliukai. Tai lankus jau pirkau Rival. Kodėl? Todėl, kad man originalus, jie baisus. Aišku, dėl dizaino čia draugų, kaip sakyti, nėra, bet man originalus baisus. Šitie dar daugiau mažiau žiūrisi. Aišku, trūkumas yra tas, kad yra padarytos išimamos grotelės, kad radiatorių galėtum išsivalyti. Tai originalų lanką, kai užsidedi, šitą funkciją neprapuola. Deja, užsidėjus šitą, jau išimt nelabai pavyks. Bet, ką žinau, su G2 važinėjau, įsivalydavau tą radiatorių ir neišimdamas tų grotelių. Gal ir čia pavyks, o jeigu labai reikės, tai ir tą lanką nusimti bus galima, nes čia jį nuimtai, čia 2 varžtai, ten 2 varžtai ir apačioj po 2 varžtus, tai čia problemos nesudaro. Tai šitas lankas funkciją atliks. Aišku, funkciją atliktų ir jeigu čia būtų tik tai vienas šitas vamsdelis, nes iš esmės į čia reikia, kad atsiremtų ar krūmas, ar medelis, ar smilga, ar rabarbaras. Ir to užtenka. Bet, čia jau padaryta smarkiau. Svarbiausia, aišku, kad apšvietimas būtų apsaugotas ir jisai neįsikištų toliau, negu kad lankai gali pasiekti. Yra dar ant jo dar porą tvirtinimų, kur galima dar LED barus užsidėti.
Šiaip gal net ir reikės tą dalyką padaryti, nes ypač pas šitą pasijuto tokia bėda. Nu kaip bėda, ne bėda. Tiesiog toksai dalykas, kadangi amortizatorių eiga pas jį yra didesnė už G2, tai jisai labai sviruoja, paspaudus gazą priekis pakyla, stabdai, susėda. Tai to šviesos, kai susireguliuoji, tai vienu atveju arba švieti kelis metrus į priekį, arba kai gazuoji, kitu atveju švieti voverėm į medžių viršūnės, į uodegas voverėm. Tai matyt, kad reikės dar gal čia porą šviestuviukų užsidėti, mažiukų, kurie švies, sakykime, į apačią, kad kai tu paspaudi gazą ir priekis pakyla, kai ta šviesa pagrindinė į viršų nuvažiuoja, kad tau kompensuotų ir apačioj būtų šviesu. Aišku, puikiai galima ir taip važiuoti ir važiuoju, bet, kodėlgi, jeigu galima pasidaryti patogiau, kodėlgi nepasidarius to patogiau. Va. Tai priekinis lankas kainuoja štai tiek. Na kągi, toliau einam prie galinio lanko. Tai galinis lankas, jeigu taip matosi, kiek daiktadėžė išlindus, tai galinis lankas yra turbūt dėl išvaizdos, nes pirmą su komtu atsiremsi į kliūtį važiuodamas atgal, tai tikrai su daiktadėžė. Ir, jisai uždėtas tik tai tam, kad išbaigtų galbūt vaizdą, dėl to, kad ant priekio uždėta, tai uždėta ir ant galo, kad tas vaizdas būtų. Nežinau, kam gražu, kam negražu, man dėjau dėl to, kad būtų išbaigtas vaizdas. Tai galinis lankas kainuoja štai tiek. Va, tai kogi dar čia trūksta? Čia aišku, kad dar ne viską sudėjau, ko man reikia. Tai trūksta dar vieno dalyko, kuris tikrai naudojamas kelyje, tai yra rezervinių kuro bakų. Rezervinių kuro bakų, bent 2 po 5 litrus kanistriukų, arba galbūt užsidėsiu būna čia ant priekio kanistras tvirtinamas 21 litrų. Tai su 21 litrų, jeigu išvažiuoju rezervų, tai praktiškai neužmušamas, nesustabdomas kelyje būni. Su 10 litrų rezervų, biški, man bent jau būna, kad mažoka, nes į mišką, kai įsilendi, nenori lyst atgal į civilizaciją, tai su 28 litrais bake ir 21 litrų rezervų visai padorus atstumas gaunasi nuvažiuoti, tai praktiškai visa diena turizmo iki pat nakvynės. Ir ryte, kai atsikeli, jau gali išlysti ir iš miško, kaip sakyt, į benzino kolonėlę ir nusipirkti kažką ir kavos. Jeigu nepasidarai miške, neturi viryklės, tai iš ryto kažkaip man lengviau išlysti į civilizaciją negu vidury kelionės. Nenoriu aš taip. Tai rezervo reikia. Tai dar reikės, kaip sakiau, bent poros kanistrų po 5 litrus rezerviniam kūrui. Arba vieną tą didelį ant priekio dėsios. O gal bus ir taip, ir taip. Ir 2 kanistrus gale ir vieną didelį priekyje. Va, tai šito dar trūksta. Trūksta, aišku, kirvio. Paprastai aš jį deduosi čia. Prisisuku kirvio ir mačetės. Jeigu reikia kelią prasikirst, šiek tiek krūmus prasikirst ar kažką, tai dar ir mačetė. Tai šitie dalykai bus. Dar vieno, ko nespėjau pritvirtinti, tai šičia dėsiu tą, kaip visada, Mose tašelę 2 skyrių, kuri kainuoja štai tiek. Tai dar jos tiesiog nespėjau prisukti artimiausiu metu. Va, ir kitas dar dalykas, kas yra be abejo reikalingas, nežiūrint į tai, kad čia yra ir integruota ekrane navigacija gali naudotis, tai dar Garmin Montana 700, kuri kainuoja štai tiek. 2 navigacijos turizme visada yra geriau, nes kadangi, kaip ir minėjau, maršrutų, kai seki, vienas yra išdidintas žemėlapis, kitas sumažintas, kad jeigu sutinki kliūtį, kurią reikia apvažiuoti, iš karto kitom mastelio žemėlapyje matai, kur tau geriau nusukti. Nereikia sustojus knibinėtis, spaudinėtis, pasižiūrėti, kur eina kelias, kur apvažiavimas, tai iš karto su 2 navigacijom yra žymiai patogiau.
Tai va, tai dar Garminas. Nu tai va, tai štai tokia sumelė ir gaunasi ir dar čia yra ne pabaiga, kaip minėjau. Tai reikia dar ir telefono laikiklį užsisukt, prisidėti. Aišku, kad kvadloką turbūt naudosiu. Nežinau, man geresnių kol kas nėra. Naudosiu būtent tokį, kaip ir seniau jau naudojau. Tai taip ir toliau naudosiu. Tai va, tai tiek apie tą aksesoriką. O toliau žiūrėkit, domėkitės ir patys spręskit, kas jums yra tinkama, kas jums yra reikalinga ir kas yra nereikalinga. Šiaip, jeigu važinėti į pelkes ar į sportus, ar šiaip tik tai pasidraskyt, tai maksimum, ko reikia, tai turbūt dugno apsauga ir viskas. Bet jeigu važiuoti į turizmą, tada jau prasideda kūryba, kaip sakyt. Gali tiek visko prisikraut, ir reikalingo, ir nereikalingo, ir naudingo, ir nenaudingo. Tai aš tą ir darau. Aš kraunu, man patinka. Tai iki pasimatymo kelyje ir susimatysim neužilgo.